laikas. Sveiki, Macni, žadėjot man paporinti Alytaus legendų ir tų legendų mums kariai žada ir ne tik žodžiais, ar ir veiksmais parodyti. Manau, visiems bus įdomu sužinoti, kur, nuo ko visas tas mergina, kuri buvo pažadėta į Vaidilutės, kad dievus išpirkti iš tos, kaip jie vadinasi, prašom vietinis, kaip jie vadinasi, tie Vaidilučių. Aš čia irgi, jeigu būčiau vietinis, tai apie legendas neklausinėčiau, irgi nelabai vietinis, ale iš Vaidilučių išpirkimą kaip ir nebuvo. Nu, tai reikia aukas, pasirodo, sudėti aukas dievam ir tada galima, jeigu ąžuolas užnarės, reiškia Vaidilutė gali tekėti. Jeigu dievai bus palankus. Tai va, pirmą kartą išjojo kareiviai, karžygiai į kaimyninės žemės, parnešė gausų grobį. Visą tai paaukojo dievams, bet ąžuolas tylėjo. Nebuvo lemta? Nebuvo lemta. Tada išjojo dar į kitą žygį. Parnešė dar didesnį grobį. Ąžuolas užnarėjo ir pasakė, kad Vaidilutė turi likti Vaidilutę. Tokia vat nelaiminga meilės istorija. Laimingų meilių būna retai. Tikrai taip. Tai va, bet tuo viskas nesibaigia. Kadangi mūsų, būkim teisingi, plėšikėliai apiplėšė kaimininės žemės, tai kaimynų žemių gyventojai ateina atsiimti. Nu nieko nepadarysi. Karas tai yra dviejų plėšikų Kadangi apiplėšė kaimynus, kaimynai ateina aiškintis, kodėl jūs mus nuskriaudėt. Ir ko gero skrynią išneša tas aukas dievam, kur buvo sudėtas. Manau, jie tuščią dėžę atneša, sako, kažkas čia turėtų būti. Nebent papūsta galvas. Tai jau dabar tos belaisvius jauniai nukirs. Jo, belaisvių dalia prasta. Ale belaisvinki gudri. Porų pagavo, vienu nori pabėgti. Tai visi gyvent nori. Tai kaip kalavėjais majoja. Manau, jie patys save drąsina. Ne priešus gąsdina. Priešai tai už sienų nebijo. Lakės strėlės. 10 cm eina kiaulai. Nu, iš 30 žingsnių taip. Jeigu dalunkas geras. Ir rankos nekreivas. Ale vartai drūti nelabai sekas paimti. Nu, tai reikia įrengimų, perforatorių kokį, nežinau. Na, dabar perforatorių buvo, perforatorius rumščiaulė, tai kalnai didelį pjauniai negalai atstysti. Nu, tai pasiemi astą ir perforuoji. Pabandykum tokią piliaką neužsrytint rastų. Vienu užnešus rastų jau liežiuvis išlakė lik bumbai. Pirmas puolimas nelabai pavyko, matomai? Ne, pirmas puolimas visada būdavo žvalgyba. Pažiūrėk vartų tvirtumui. Dabar matau kryžiuočiai persrikiuoja. Ne, jie dabar klaupėsi ir pradės melstis. Iškelia kalaviją, kuris taip pat yra kryžiaus simbolis. Ir meldžiasi. Šitaip ruošiasi kryžiuočiai mūšiui. Labiau ginkluotas prieš jėgas. Nu, gausesnės ir ginkluotos, bet mūsiškiai tvirtoviai sėdė. O pagal anų laikų proporcijas reikėjo 10 kart didesnės pajėgas turėti, norint užimti priešą. Ale šitie kryžiuočiai nenata gudrus ir gudrumu gali paimti. Mūsiškiai tikriausiai irgi nesnaudžia. Na, kai žinioj, Lietuvos kariam irgi pirštą burną nekišti. Tik alkūnės gali nukasti. Tai dakilį alkūnės, tai gerai, visus suims.
ir pirštų galiukai kojų O, nebekišės. ką mūsiškai daro? Atidaro vartus. Ir išeina vyras prieš vyrą. Tai vadinasi aukščiausias priešo paniekinimas. Mes nesėdėsim už sienų, mes stosim į vieną sieną ir jūs nugalėsim. Šauninkas gerai šauna. Ale vis prašvalis. Kažkaip Išorinį smūgį. Ir jau kryžiuočių eisena visiškai kita. O, antras mūšis per dieną kryžiuočiam sunkiai, labai sunkiai. Įsivaizduokit, kad su tokia šarvuotė po 35. O, dar pilies gynėjai atsigavo iš nugaros, strėlėm apmėto. Jo, kryžiuočiam bus liūdna. Bus liūdna, kryžiuočiai pasmerkti. Kaip manai? Iš dviejų šonų nesilaikysi. Matomai Filipovo geri rūsiai, kur buvo paslėpta rezervas. Jo, ir slėpėsi, vyną negurkšnojo. Laukė patogios progos. Ir kaip matau, kryžiuočiai suguldyti. Dar vienas gyvas. Gerklė perpjauta. Pergalė! Tas nogrims jau. Vēl tikai sunīts varētu atnākt viņam aplaizīt mūku. Pacelt kāju. Smaidam. Smaidam. Kas par ah?